Sveiki, su jumis sveikinasi Sample B. Šiandien balandžio 1, kuri daugiau žinoma kaip melų diena, bet reikia nepamiršti, jog tai yra melų ir juokų diena. Ketinu jums papasakoti legendą apie tai, kaip aš savo dviejomis rankomis sukūriau Birštono tiltą ir kas iš to išėjo. Legenda paremta tikrais faktais, pačiais tikriausiais. Kai kurie legendos herojai nelabai nori, kad aš pasakočiau šią legendą. Anyway. Tiesą sakant, tiltą pastačiau ne vienas. Man padėjo net 3 žmonės skirtingose vaidmenyse, bet prisimsiu visus laurus savo ir neketinu jų minėti. Juolab, kad viskas įvyko 2021 metų birželio mėnesį ir jau visi viską bus pamiršę. Nu gal ne viską. Maždaug tais laikais, kai dar dirbtinio intelekto įrankiai nebuvo smarkiai paplitę arba mes jų net nežinojom, tada viską teko surinkinėti senoviškai, pasitelkiant kūrybą, vaizduotę ir viską atlikti rankomis. Ačiū visiems už pagalbą, nors net nežinau, ar jums teks pamatyti šitą vaizdo įrašą. Pirmiausia, šiek tiek konteksto. Man visada kirbėjo mintis, jog norėčiau pastatyti tiltą ir taip sutapo aplinkybės, kad atsirado užsakovas, kuris galvojo lygiai tą patį. Sako, daug nemokėsiu, čia tau bus kaip pramoga. Pasakiau, jog man tiek užteks. Žodžių interesas pastatyti tiltą sutapo. Bet kodėl būtent tiltą? Man tiltas taip kaip simbolis. Labiau gal draugystės simbolis, vienybės, draugystės. Tai vado svajodė tapti filmų kūrėjų. Tai Sample B visada sakė, kad jei pastatysiu tiltą ir nugriausiu bažnyčią, aš jau būsiu tapęs filmų kūrėjų. Aišku, už tilto pastatymą gavau 10 eurų, tai ir stengiausi pastatyti tą tiltą už 10 eurų, bet čia ne esmė. Esmė, kad Birštonas toks miestas, kuris neturi tilto. Na, šitas mano tiltas nesiskaito. Bet jei nori nusigauti į kitą Birštono pusę, turi keliauti per Prienus arba žiemą rizikuoti ir eiti ledu. Kad pastatyti tiltą, jam reikėjo lokacijos. Pačiam sugalvoti jos neteko, lokaciją pasirinko užsakovas. Kaip irgi pasirinko apytiksliai tilto dizainą, toks kaip Portugalijoje. Aišku, dabar jei rimčiau įsimčiau to projektų, tai naudočiau pastatytą tiltą iš Blender Kit bibliotekos. Tai čia maždaug ta reali vieta. Pasinaudojęs 360 kameros magiją, paėmiau apytiksliai Landscape HDR, kurį naudojau švietimui. Negalėjau paimti visiškai tikslios vietovės, nes neturėjau valties, o jei ir būčiau turėjęs, valtis būtų subavusi ir vis tiek būtų buvę problemų. Nors dabar žinau, kad sukurti Landscape HDR galima ir tiesiog su Google Maps'ais. Dar to nežinojau. Persikeliam į Blenderį, kuriame ir pastačiau tiltą. Pradžioje nebuvau daręs nieko panašaus, todėl pridariau nemažai klaidų. Bet kai užsakymo vertė 10 eurų, svarbiausia, kad tos klaidos per daug neišlindo. O greičiausiai niekas ir pykės nebūtų. Jis gavosi toks neproporcingas. Pavyzdžiui, aš prisukiau visur varžtelių, visur per sujungimus, karkasą ir panašiai, bet jie matosi tik iš labai arti. Iš tokio atstumo, kokio buvo padarytas tilto koliažas, tų varžtelių net nesimatė. Anyway. Padariau ir daugiau klaidų, bet negi jomis dabar girsiuos. Na, dar gerai pasigirsiu tuo, kad projektas gavosi labai messy, bet savam naudojimui įėjo. Visie niekam daugiau projekto failų nereikėjo rodyti ar demonstruoti. Tai galėjau sumest belekaip. Dabar jau girti savo nesėkmėm užteks. Aišku, aš įsikėliau kaip reference tos vietovės nuotrauką, kad daugmaž įsivaizduočiau kaip ir kur kas stovės. Įsikėliau savo HDR kaip pasaulio apšvietimą ir padariau jį debatavą. Susiradau adoną Sun Position, jis yra Blenderio default adonuose, bet išjungtas. Tai man leido nuo nuotraukos nurašyti laiką ir pasirinkti saulės poziciją koordinatėmis daugmaž tokią kaip nuotraukoj. Tiltą padariau gana greitai, paskui viską sukombinavau gimpu, kol gavau tokį vaizdinį. Labiausiai šioje situacijoje patinka, kad nesimato tilto atspindžio vandenyje, bet projekto vertė juk 10 eurų, tai kam tiek stengtis? Nu gerai, užteks apie tos 10 eurų. Tilto galuose palikta nemažai broko. Na, tos kolonos atrodė ryškiai nei tema, bet medžiai paimti iš tiesiog iš nuotraukos padėjo viską uždegti. Spalvotas tas tiltas labai negerai atrodė, todėl paruošiau despalvotą versiją. Vėliau ją šiek tiek pagadinau, kad atitiktų reikalo temą. Sekančią etape niekaip nebūčiau įsivertęs už pagalbą. Už šitą etapą niekas nemokėjo, jį atlikom savo iniciatyvą. Reikėjo parašyti straipsnį ir nusiųsti vietinę žiniasklaidą. Žodžiu, viskas buvo atlikta. Tiltas atsidūrė vietiniai spaudoj. Mus nustebino, kad tiltas vietiniai spaudoj atsirado taip paprastai. Jis ten išbuvo keletą valandų, kol buvo ištrintas. Žodžiu, užsakovo 10 eurų mes atpirkom su kaupu.
Galiausiai buvo išaiškintas visas pokštas, tik neįsiaiškino, kas tai atliko. O šiandien prisipažinsiu, kad tai atlikau aš, Sample B. Daugiau niekas be manęs nemoka naudotis blenderiu, na išskyrus Ian Hubert. Jis moka kur kas daugiau, būtinai jį numeruokit jo to Huberto kanalą, nuorodą rasite aprašyme. Ši istorija toli gražu nesibaigė, nežinau ar tai šio pokšto dėka, vėliau tiltas buvo pažadėtas. Mistiškai rasta jam lėšų ir panašiai. Per rinkimus irgi pažadėta tiltą pastatyti per maždaug 2 kadencijas. Valdybės administracija yra paskelbusi ir nupirkusi paslaugą investiciniam projektui paruošti pėsčiųjų ir dviračių tiltui. Tai šitie darbai tikrai yra daromi, jie nėra užmiršti. Gatvės atkarpos yra paasfaltuojamos kiek įmanoma, bet negalima remontuoti gatvės, kol yra apleisti pastatai. Ačiū. Ačiū, kadangi paskutinis labai daug ko nepasakysiu, tik tai galiu pasidžiaugti, kad šioj kadencijai, kuri baiginėjasi jau, tikrai yra sutarimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tilto. Gal tai buvo ir kiti dalykai, bet aš tiltą vis dėlto pastačiau. Teko šį vaizdo įrašą permontuoti, nes atsirado naujausios informacijos apie tai, kad Birštoje ruošiamasi statyti tiltą per Degudą ir jam skirta 9-13 milijonų eurų. Palyginimui mes parašėme 17,5 milijono eurų, nes tada buvo miesto jubiliejus 175 metai. Štai tokia ta Birštono tilto istorija, tikiuosi, jog jums tai patiko. Taip pat žinosite, kaip galima pritaikyti blenderį balandžio 1 poreikiams. Sudie susitiksime kitose video.